Sveiki, čia aš, Selemonas Paltanavičius, gamtininkas, rašytojas, o dabar labiau paukščių draugas, todėl kad turiu labai daug laisvės būti gamtoje, stebėti paukščius ir matyti ne tik, kad jiems labai gera gyventi, bet ir tas problemas, kurios juos supa. Ar paukščiai turi problemų? Man atrodo, jie turi savų problemų, o jeigu pritrūksta, mes jų sukuriam pakankamai daug. Kokios jos? Na žinoma, tarša, transportas, stikliniai pastatai. Visai neseniai radosi nauja problema, kurios mes nenorim pripažinti arba apsimetam, kad ji neegzistuoja. Nežiūrime į europinę ir pasaulinę praktiką. Taip, tai vėjo jėgainės. Bet kokioje diskusijoje visada būna abejojančių, ar čia ne per daug egzaltuotai žiūrime į problemą, kurios galbūt nėra. Na, aš vieną paprastą pavyzdį. Prieš keletą metų paskambina man moteris iš Klaipėdos, sako, žinote, tai buvo ryto valandos, aš šluoju dabar. Na, aš žinoma, kaip laidos Gamta visų namai Lietuvos radijuje autorius, na, nustebau, kodėl aš turėčiau dėl gatvės šlavimo čia pokalbį užmegzti. Sako, paukščiu šluoju. Klaipėdoje prie stiklinio pastato jį rytą juos. Tai sakau, gal galima surinkti, kad nelabai, va, jau 80 turiu. Tai iš jos pasakojimų tai buvo alksninukai, nykštukai, liepsnelės, tie, kurie skrenda naktį. Tačiau žmonės bando tvirtinti, kad vėjo jėgainė, kurios mentės galas gali pakilti į 280 metrų aukštį ir kuri erdvėje užstoja labai daug vietos, nėra kliūtis. Nemeluokim savo. Tai didžiulė kliūtis, kuri nėra matoma naktį. Neužmirškime, rudeninės migracijos metu naktį skrenda iki 85% mūsų žvirblinių paukščių. Ir ne tik žvirblinių. Todėl gali sparnai suktis, gali nesisukti, kliūtis paukščiams yra ir priežastis žūti taip pat. Ar mes galim šito išvengti? Ar mums tikrai galima statyti jėgainės ir būti kartu su gamta? Viską galima suderinti. Bet reikia pradėti nuo visko. Ir ministrui, ir vyriausybei, ir visiems. Na, jeigu yra tarptautiniai dokumentai, jeigu yra direktyvos, kuriomis galima įspręsti, ratifikuokim. Pripažinkim, tada tvarkykime čia namuose savo teisinę bazę ir ugdykim žmonės, kurie suprastų, kad mums reikia visko. Energijos, švarios gamtos, gražios gamtos, bet mums labai reikia ir paukščių.